kol kas. -6 taškai lyginant su lyderiais, su Panevėžio ekranu ir Marijampolės Sūduva. Tai yra komandomis, kurios iškovojo po 4 pergalės iš 4. Ketvirtojo turo rungtynes abi komandos jau sužaidė. Sūduva vakar 2-0 nugalėjo, Gargžduose nugalėjo, formaliai išvykoje Klaipėdą. Panevėžiečiai šiandien tose pačiose Gargžduose po įnirtingos kovos palaužė Mažeikius. 2-1, Tadas Markevičius tik rungtynėms baigiantis išvedė ekraną į priekį ir atnešė pergalę. Vakar taip pat įvyko dar dvejos rungtynės, Gargždų Banga, Tauragės Tauras 1-1, toks galutinis rezultatas ir VK Kaunas pralaimėjo Alytaus Dainavai 0-1. Dainavai tai buvo pirmieji taškai čempionate ir be taškų kol kas lieka tik Klaipėda ir lieka Kaunas, kuris dar turi ir minusą už finansinius pažeidimus. Tai yra -6 taškai, 4 pralaimėjimai iš 4. Atlantas vartininkas, 32 numeris Domantas Čiapas. Gynėjai Marozas. Vengrijoje praėjusį sezoną rungtyniavęs futbolininkas, po to, kai paliko Kauno Atletą. Čia štai tokia ataka. Pirmąją progą susikūrė klaipėdiečiai. Dmitrijus Bobrovas buvo atakos smaigalyje. Veževičius pabando perimti kamuolį ir štai taip tenka spręsti problemas klaipėdiečių vidurio gynėjui Karoliui Atučiui. Už šoninės linijos tam, kad bent jau būtų išsaugotas vartų saugumas. Dabar dar viena pavojinga Šiaulių ataka. Lapeikis ir 1-0. Vilius Lapeikis siunčia kamuolį į vartus sužaidus 5,5 minutės. Pirmasis jo įvartis šį sezoną. Sėkminga pradžia Šiauliams, be abejo žaidžiant su komanda, kuri yra laikoma silpnesne a priori. Svarbu įmušti anksti. Tada varžovo žaidimas turi keistis, tada varžovas, kuris tarsi ir bando pirmiausia apsaugoti savus vartus, priverstas žaisti šiek tiek atviriau dar kartą. Štai čia kairę koją į artimąjį vartų kampą neišgelbėjo Domantas Čiapas. Viskas bus pakartota iš naujo, tačiau iš kito krašto. Žuvenalis, atsiprašau, kelia kampinį prieš tai Rytis Leliuga dabar. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir įvartis. Robertas Veževičius, trečiasis jo tikslus smūgis šiame čempionate. Jokių šansų vartininkui, nuo skersinio kamuolys atsimuša ir skrieja į vartus. Problemų Šiauliams keliant kampinius Atlantas turi. Ne pirma sukurta proga ir šį kartą įvartis. Visiškai be priežių. Svartininko aikštelėje paliktas Veževičius. To dominavimo neketina atsisakyti ir toliau. Tvildenį baudos aikštelėje. Perdavimas Leliugai. Galbūt ir pernelyg gudriai viską bandyta padaryti, tačiau ir šioje atakoje įmušti nepavyksta. Atrodė, kad nepavyko. Antroji atakos banga ir įspūdingas Gočios Tvildenis smūgis galva 3-0. Ir vėl jokių šansų Domantui Čiapui. Antrasis įvartis įmuštas galva ir antrasis toks, kai kamuolys atsiduria vartuose nuo vartų konstrukcijos, tai yra nuo skersinio. Pasiuntė kamuolį į vartus Robertas Veževičius 25 minutę, dabar Gočia Tvildenį smūgiuoja taip, kad nuo virpsto kamuolys atšoka į vartų tinklą. Tačiau į šį perdavimą Atlanto futbolininkams atsiliepti nepavyksta. Kymanto smūgis ir įvartis. 3-1. 3-1
Praleidžia Tadas Simaitis ne patį sudėtingiausią smūgį. Galėtume laukti intrigos atkūrimo. Na, kas žino, galbūt šis įvartis įkvėps Atlantą ryžtingesniam žaidimui varžovų aikštės pusėje. Antrasis Žilvino Kymanto įvartis šį sezoną. Dar kartą priminsiu, po 12 taškų turi Marijampolės Sūduva Panevėžio ekranas, po 9 Žalgiris ir Šiauliai, kurie laimi 3-1. Tai jau yra įvykęs faktas. Klaipėdos sąskaitoje lieka 3 taškai ir ši komanda užima 10-ąją vietą 12 komandų lygoje.